Sveiki visi, šiandien pratęsime mokomųjų vaizdo klipų ciklą būsimiem vairuotojam. Praeitą kartą kalbėjom, kaip tinkamai atleisti sankabos pedalą, kaip tinkamai junginėti pavaras tam, kad automobilis važiuotų sklandžiai ir neužgestų. O šiandien pakalbėsime apie pratimus, kuriuos reiktų atlikti aikštelėje, laikant praktinį vairavimo egzaminą mokykloje. Tai pirmasis pratimas bus gyvatėlė, tai galime nuo jo ir pradėti. Taigi pradedame gyvatėlės pratimą. Visų pirma, ką reikia daryti, tai neskubėti ir labai stebėti gaireles. Pradedame važiuoti, dalinai atleidę sankabą, kad automobilis vos ne vos važiuotų. Kai maždaug gairelę pamatom vidury lango šoninio, kairio, šiuo atveju, sukame vairą kairiau šiek tiek, kreipiame automobilį į šoną. Tada laikomės nuo sekančios gairelės, kur yra iš priekio dešiniau, apie metro atstumo, nedidesnio. Tuomet, kai jinai būna maždaug vidury lango, sukame vairą į dešinę, kreipiame automobilį dešinėn. Tuomet stebime sekančią gairelę, kuri yra iš priekio po kairę. Per kairį langą matosi. Kai ją pamatome vėlgi maždaug vidury lango, laikydamėsi to paties atstumo, apie metro, nedaugiau, sukame vairą į kairę, kreipiame automobilį į šoną, pravažiuojame ją, stebime sekančią gairelę, kurią matome dabar iš priekio dešiniau. Vėlgi ją, kai pamatome vidury lango, sukame vairą į dešinę, tam, kad pakreiptų automobilį, važiuojame dešinėn ir priartėjame prie paskutinės gairelės, kurią matome dabar iš kairės pusės, po kairę pusę, per vairuotojo pusę, pravažiuojame ją ir pratimo pabaigoje sustojame. Dabar, ką reikia daryti, vėlgi, važiuosim atbulinę pavarą, neskubėsim, laikysim sankabą, pilnai jos neatleisime. Jeigu jausim, kad vibracija atsiranda nuo variklio, kad automobilis tarsi kažkiek gesta, tai truputį spausime akceleratorių, kad jam būtų lengviau. Ir svarbu, kaip minėjau, laikysime sankabą, dalinai atleisdami ir prilaikydami ją. Ir kaip mūsų automobilio galas, maždaug kairysis ratas priartėja prie gairelės, kurią reikia apvažiuoti, sukame vairą kairėn. Sukdami vairą kairėn, stebime jau sekančią gairelę per dešinį veidrodėlį, kai ją pamatome ir kai pamatome tarpas tarp mūsų automobilio dešinio šono ir tos gairelės būna net didesnis kaip metras, ištiesiname vairą. Važiuodami atbulomis, stebime tą gairelę ir kai jinai būna maždaug ties mūsų dešiniuoju šoniniu galiniu ratu, sukame vairą pilnai į dešinį. Tada važiuodami stebime jau sekančią gairelę, kurią turime stebėti per veidrodėlį, šiuo atveju kairį veidrodėlį, ir kai būna tarpas apie metras, nedidesnis, ištiesiname ratus, važiuojame link jos. Vėlgi, kai prie jos privažiuojame, galinis kairysis ratas, kai būna ties jas, sukame vairą tolygiai į kairę ir ją apvažiuojame. Toliau stebime sekančią gairelę. Ją matome šiuo atveju per centrinį veidrodėlį ir jinai po to pereina į dešinį veidrodį. Kai pamatom tą atstumą tinkamą iki metro, ištiesiname vairą ir važiuojame link jos, sukdami vairą tuo metu į dešinę, kai dešinysis ratas privažiuoja prie jos. Tada vėlgi užsukinėjam vairą, stebime dar sekančią gairelę, kurią pradžiai galime matyti per centrinį veidrodį. Tada, kai ją pamatome kairiajam veidrodėlį, išlaikom tą tarpą iki metro maždaug, ištiesinam vairą, važiuojame link jos ir tada, kai galinis ratas priartėja prie jos, sukame vairą į kairę, automobilis šiuo metu tiesinasi ir kai bus tiesiai, aš ištiesinsiu ratus ir sustosiu pradinėje padėtyje.